Gitaros virtuozo Aurelijaus Globio mokinys Martynas mūsų scenoje suvirpino net 35 žiūrovų širdis. Tačiau komisijai užkliuvo tai, kad Martynas grojo su savo mokytoju. Ar įsivaizduoji, jeigu tu pateksi į kitą etapą, mes tiesiog turėsime palikti tavo mokytoją kažkur už studijos durų. Tu turėsi vienas būti scenai. Aš nemanau, kad tau reikalingas toks triukšmodarys šalia scenai. Tu galėjai būti vienas. Man nepatiko, bet tu žinai, kad tu patinki. 3 komisijos narių palaikymo užteko ir šiandien Martynas grįžta į mūsų sceną. Pasižiūrėkime, ar jis sureaguos į komisijos pastabas. Praėjusį kartą Martynas scenoje pasirodė su savo mokytoju gitaristu Aurelijumi Globiu. Šį vakarą mokytojas taps simboliškai nematomu, tad mėly žiūrovai, Martynui labai reikia jūsų palaikymo. Skambinkit. Gitaros virtuozas ir jo šešėlis laukia komisijos vertinimo. Labiausiai supykęs yra Algis Ramanauskas, todėl paprašysiu jo iškart paaiškinti, ką tai reiškia.